Sveiki visi, šiandieną noriu plačiau pakalbėti apie For Life Transfer Factor kolageną, nes 23 dieną yra nuostabi BOGO akcija 2 už 1 kainą. Šitas produktas neveltui laimėjo Briuselyje sidabro medalį už anti-aging inovaciją, na ir jo yra kompleksinė sudėtis. Yra faina, kad yra stikiukais, kuriuos mes galime nešiotis visur, kelionę, darbą ir bet kur sporto krepšį turėti ir išsitirpinti vandenyje, labai patogu. Šiame stike yra net 100 mg transfer faktoriaus, 100 mg. Tai yra nemaža dozė imuninio šito peptido, kuris reikalingas jau mūsų imuniteto ląstelėm, kad jos galėtų komunikuoti. Na, o taip pat mes žinome, kad imuniteto ląstelių yra visur, ant odos, plaukuose. Tai taip pat prisideda prie vadinamo anti-aging, jau tai yra moksliškai klinikiniais tyrimais įrodyta. Na, šioje sudėtyje kolagenas yra net 5 tipų. 5 tipų kolagenas. Dažniausiai būna 3 tipų kolagenas, bet čia sudėtyje yra hidrolizuotas 5 tipų kolagenas, kuris ir plaukams specialiai, na, ir odai kolageno tipas, jau ir sąnariams, sausgyslėms, ten, kur reikalingas yra jungiamasis audinys. Na ir sudėtyje yra, aišku, pagrindiniai elementai, toks kaip vitaminas C, be kurio kolageno sintezė neįmanoma jau mūsų organizme, kadangi mes gauname ne visą kolageną, o kolageno dipeptidus, tripeptidus, nes kitaip kolagenas mūsų organizme nepasisavinam. Jis negali pasisavinti didžiulis baltymas. Jį mes turime gauti mažais gabaliukais ir tam, kad organizmas susintetintų mums reikalingus kolagenus, kaip tai vyksta, tam reikalingas vitaminas C. Ir čia vitamino C yra net 338% reikalingos paros dozės. Vitaminas C yra taip pat svarbus ir mūsų imuniniai sistemai, todėl gauname jo pakankamai nemažai. Taip, vitaminas E, A yra taip pat kaip gleivinėse reikalingi antioksidantai. Kompleksinėje sudėtyje yra ir biotinas. Ir biotino yra pakankamas kiekis, nemažas kiekis. Tai yra 900 net procentų reikalingos paros normos. Įskaičiuojant tai, kad jo mūsų organizmas nesintetina. Mūsų organizmas biotiną arba vitaminą B7 arba H jis yra vadinamas, mes turėtumėme jo gauti su maistu. Tačiau, kada mes patiriam didžiulį stresą, ypatingai yra žiemos metu, kada nepilnavertė mityba gali būti, daugelis produktų yra termiškai apdorotų, na, mūsų stresą patiriantis, jeigu turim lėtinių įvairiausių uždegiminių procesų, biotino sintezė apskritai nevyksta, bet mes jo gauname labai mažai. Biotino mažomis dozėmis sintezuoja mūsų žarnynas, mikroflora, bet jeigu jinai yra pažeista po įvairiausių medikamentų, po didelių stresų, na ir jau žinome, kad 90% žmonių mūsų mikrofloros yra pažeista. Na ir biotinas dalyvauja ne tik tai plaukų ir odos sintezėje, bet jis ir folikulo sintezėje, ar ne, pagerinant struktūrą, drėgnumą, bet jis yra labai svarbus tiek nerviniai sistemai, tiek smegenų sistemai, nes jis taip pat dalyvauja dar ir vienos amino rūgšties sintezėje, kuri reikalinga yra mūsų nerviniai sistemai smegenims. Ir šitas kiekis yra labai svarbus žmonėms, kurie atopinius dermatitus, įvairiausias psoriazes turi, na ir alergijas odos, pažeidimai nuolatos odos yra. Tai štai šitas vitaminas mums yra būtinas, kad atsistatytų šitos gleivinės. Na ir be to plaukus apsaugo nuo drėgmės praradimo, elastingumo, kam krentantis yra plaukai, kad folikulas augtų po įvairiausių COVID persirgimų, nėščių moterų, po gimdymo, būtent po gimdymo, ar ne? Ir taip pat sudėtyje yra keramidai, kviečių keramidai, ne sintetiniai keramidai, o kviečių keramidai. Keramidas yra labai svarbus lipidas, riebalas,
kuris yra mūsų epidermija, mūsų odos sluoksniai viršutinėme, jisai yra skirtas kaip odos barjeras apsaugoti nuo išorinio poveikio, nuo radiacijos, nuo toksinų, nuo mikroorganizmų patekimo, taip pat jisai sugeria, sulaiko drėgmę. Ir žiemos sezonų, kada yra šildymo sezonas, tas odos sluoksnis epidermis jis nuolatos kenčia, paskui pradeda šerpetoti, nesulaiko drėgmės, o be to, kas turi įvairiausias odos ligas, kaip psoriazis, apie kurią minėjau, atopinius dermatitus, aknes, tai šitas sluoksnis yra pažeistas. Ir jeigu yra naudojami buvo antibiotikai ant odos arba hormoniniai preparatai prie odos ligų, tai jis yra pažeistas šitas sluoksnis ir nebesulaiko drėgmės, todėl jį reikia pildyti, nes keramidų ten jau nebelieka. Ir mes iš išorės negausime jų, būtinai reikia iš vidaus papildyti keramidais, nes organizmas jų paprasčiausiai nebesintetina jau vyresnėme amžiuje, o jeigu yra pažeistas keramidinis sluoksnis, jį atstato labai lėtai. Ir šitame For-Life kolagene štai yra tokia sudėtis. Pilnavertė tokia sudėtis, kaip ir aš vadinu, ir tiek gerai savijautai, tiek žiemos metu ypatingai, kada mūsų plaukai sausėja, pažeidžiami šalčio, sauso klimato, dėl įvairiausių infekcijų puolimo mes negauname kai kurių medžiagų. Na ir For-Life kolagenas tikrai gali pasitarnauti ir tai gali būti ir dovana šitos akcijos metu, kurią galime pasidalinti su savo mylimais ir brangiais žmonėmis. Na, moksliniais tyrimais nustatyta, kad minimalus vartojimo terminas yra 45 dienos. Jie buvo atlikę tokius tyrimus, kad pastebėti pirmi pokyčiai, na, o akcija 2 už 1 kaina yra labai geras startas. Tikrai labai rekomenduoju iš savo patirties ir iš tai, kai žmonės jį labai mėgsta, nes tai yra sukurta labai kompleksiška, nežinau, kiek čia jau 5 ar 7 komponentai viename, kad papildyti mūsų organizmo tą poreikį, kam jis yra sukurtas.